Labas vakaras, brangus ir mylimi BTV žiūrovai. Ir vėl ketvirtadienio vakaras. Ir vėl sveikinuosi scenoje, kuri jau tapo legenda, kuri jau įrašyta istorijoje kaip daugiausia užsienio žvaigždžių sutalpinusi vieta Lietuvoje. Muzikinė kaukė kaip reikiant įsibėgėjo ir kuo toliau, tuo labiau užverda konkurencinė kova dėl galimybės kautis superfinale ir laimėti net 20 000 litų, kuriuos įsteigė popkreditas.lt, vienas populiariausių vartojimo kreditų Lietuvoje. Popkreditas – finansavimo elitas, o visas muzikos pasaulio elitas renkasi čia, muzikinėje kaukėje. Naujieji metai dar tik prasidėjo, muzikinė kaukė jau kaip reikiant įsibėgėjo. Įsibėgėjo ir konkurencinė kova, juk finalas nenumaldomai artėja. O į jį pateks tik 4 geriausieji. Kol kas balų lentelės viršūnėje yra Irena Starošaitė. Paskutinėje vietoje kol kas yra Donalda. Tačiau tik kol kas šio vakaro pabaigoje viskas gali pasikeisti, o dalyvių likimus čia sprendžia kompetentinga, išmintinga ir žinoma visada puikiai nusiteikusi komisija. Šilumos ir šypsenos globėja Kristina Kazlauskaitė. Humoro fėja Violeta Mičiulienė. Išminties ir žinių faraonas Arūnas Valinskas. Ir geros muzikos valdovas, gero žmogaus etalonas Aleksandras. Aleksandras Fara. Kągi, pradėkime, juk kaip sakė legendinis atlikėjas Fredis Merkuris, šou turi tęstis, tačiau šiame šou turime galimybių ne tik kalbėti legendų žodžiais. Mūsų dalyviai daro viską, kad nepamirštamas legendas išvystume čia, muzikinės kaukės scenoje. Falling in love, I'm falling in love for you. Negirdi fonogramas. God knows I'm falling in love. Su to balsu, žinok, skintumės kelią labiau nei... Gerai, pabandysiu. Nei su praeitų tuo Vytas, koks kažkada ten. Gerai. Yra žmonių, kurie įkvėpti Fredžio Merkurio piešia paveikslus, kuria eiles. Ką tau reiškia šis atlikėjas? Oi, ir man jis reiškia. Man jisai asocijuojasi visų pirma su nerealaus plataus balso diapazonu. Jeigu atvirai nebuvau jo gerbėjų, tiesiog galbūt pagal amžių man labai netitiko gal, bet kai subrendau, suvokiau, ką iš tiesų praradom ir ta žiauriai liga nusinešė tokį puikų, charizmatišką ir be galo talentingą atlikėją. Yra tokia nuomonė, kad jo atkartot tiesiog neįmanoma. Kaip tu manai? Aš sutinku visų 100%. Tu niekada nebūsi juo, nes tokie žmonės kaip Fredis Merkuris, jie iš tiesų yra nepakartojami. Kokią dainą tu atliksi šiandien? I want to break free. O dabar pasižiūrėkime ištrauką, kaip tą dainą atlieka pats Fredis Merkuris. Ruslanai, ar išmokai vaikščiot aukštakulniais? Ar tu nepaminėjai, visai neseniai aš jau vaikščiau aukštakulniais, įkūnydamas mūsų primadoną Rositą Čivilytę. Taip, aš pamenu, bet tau... Ir man taip patiko, žinok, aš grįždamas namo įsispėriau į aukštakulnius ir juos tiesiog iškeičiau iš šlepetės. Gerai, linkiu tau sėkmės ir kad dar pasitreniruotum, tu eik pirštų galais į mūsų, atsisveikinkim, į mūsų stebuklingą į muzikinės kaukės peroną ir pasitikime mūsų laikų legendą Freddie Mercury.
want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I got to break free. God knows I want to break free. I'm falling in love. I'm falling in love for the first time, and this time I know it's for real. I'm falling in love. Yeah. God knows I'm falling in love. It's strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do, but I have to be sure when I walk out the door how I want to break free, baby. How I want to break free. Ooh, how I want to break free. But life still goes on. I can't get used to live without you by my side. I don't wanna live alone. Yeah. God knows. Got to make it in my own. So baby, can't you see? I've got to break free. Ruslanas Merkuris, palauk, nesikeik, ką tau, sunku vaikštinėti ant aukštų kulnų? Gal nori pabandyti? Tai jau su aukštakulniais. Iš kur tu ištraukė, kad aš jau? Šitam projekte- Ką mes buvom susitarę? Šitam projekte labai žiūri visi taip pat pasinešę ant tų aukštakulnių. Pamokink, Ruslanai, kaip tu padarei šitą judesiuką? Man labai patinka. Kaip su siurbliu ir... Kažkaip reikia išsiriesti ir labai moteriškai sirbliuoti, taip aš. Bangą reikia daryti. Bangą daryti. Darom bangą. Kaip jums mūsų banga? Labai puikiai. Gerai, paklauskim komisijos, kaip jai atrodė mūsų banga. Tai yra ne mūsų banga, o kaip Ruslano Merkuris. Šiaip aš tikrai džiaugiuosi, kad Ruslanas nors ir sunkiai, bet susitvarkė su labai sunkiu vaidmeniu. Jis vaidino vyrą, kuris vaidina moterį, nors pats irgi yra moteris. Tai taip toks, va, čia muzikinė kaukė, ant kaukės dar kartelį uždėta ir taip labai sunkiai. Na, Ruslanas jis iš tiesų gali daugą, bet Fredis Merkuris, man atrodo, šį kartą buvo stipresnis už tą, kuris jį bandė padaryti. Ačiū, sveikinu Ruslaną ir džiaugiuosi matydamas prisikėlusi Fredį Merkurį. Kristina? Ruslanas per visą šitą projektą pritrenkęs yra ne vieną kartą, iš tikrųjų, labai stipriai ir daug kartų, bet va šį kartą man kažkaip tai išoriškai jisai tą atliko tikrai labai gerai. Kažkas ten truputėlį, balsas man buvo grinai Ruslano. Aš labai atsiprašau, bet šį kartą man tai pasirodė. Violeta? Pirmiausia, Ruslanas man patinka kaip vyras ir patinka kaip moteris. Abudu variantai, va tai, ką jis darė, aš suprantu, kad jam visai nesenai gal per šventės padovanojo tą siurblinę, labai smoka jo naudotis. Man buvo labai juokinga tas tampimas ir suprantu, kad jis neišvalė tos teritorijos, bet, tai, ką Ruslanas daro, man visada yra wow. Aleksandrai, ir jeigu galima glaušiau, nes aš irgi su aukštakulniais. Gerai. Aišku, vokaliniai sugebėjimai Ruslano yra be priekaištų. Merkurio balso atgaminti praktiškai neįmanoma. Praktiškai neįmanoma, yra kai kurie atlikėjai pasaulyje, kurių neįmanoma atgaminti balso, bet aš pasakysiu taip, kad daugelis modernių vyrų Lietuvos norėtų turėti tokią namų tvarkytoją. Ačiū komisijai, ačiū Merkuriui, noriu gražinti jums neveikinti jūsų kotą, tai yra siurblį, ir palydime jį ant mūsų žvaigždžių sofutės.
Jei Fredis Merkuris nebijojo eksperimentuoti su savo išvaizda, ką jau kalbėt apie ekscentriškąjį Ukrainos atlikėją Vera Serdiučka. Antrajai šio vakaro dalyviai Donaldai tenka įkūnyti būtent šią žvaigždę. Я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду такая вся, а в сердце рано. Ну похлопаем, 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 девушки. Ну и все, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Лида, Лида, боже, боже. Я проводница. Ой, Леня Рамштайн, ой, не будем горевать, будем танцевать. Я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду. Nes vokalu jisai ne vokaluoja, iš tikrųjų. Jam jisai vokalinių dombių nėra. Jis gyvai darė prikolą Euroviziją ir tas prikolas labai pasiteisino ir dėl to prirašė kitų gabalų. Durilka, kaip aš vadinu, kur važiuoji naktį iš darbo ir žinai, nu kad neužmigti, kad tave truputėlį taip, būdavo labai smagu, gaila nusitrynė, visiškai susibraižė kompaktas. Galit padovanot mas, kas nors, Verkos Serdiučkos kompaktą. Kompaktą. CD. Labas, Donalda. Sveikas. Vera Serdiučka sako, padorius atlikėjus aš nervinu. Kaip tu, būdama padori atlikėja, vertini tokią muziką? Dar prieš savo politinę karjerą ir pasibaigė, ačiū Dievui, važiuodama iš koncertų naktį, aš grodavau kompaktą, tą pirmąjį man regis, nes labai tonizuodavo. Iš tikrųjų, kad neužmigtum, tiesiog eina toksai it's, bet labai smagus. Kas svarbiausia įkūnijant Verką Serdiučką? Žvaigždė, tik žvaigždė ir krūtinė. Tai aš tikiuosi, kad mūsų mėlėjai stilistai ras ir žvaigždė, ir krūtinė. Danilka, jisai scenoje nedainuoja gyvai. Dėl to jisai turi tiek parako lakstyti ir bėgioti. Man teks dainuoti gyvai ir vėlgi ir teks bent jau kažkiek tai tos energetikos perteikti, ar ne? Tai bus iš tikrųjų sunku. O dabar pasižiūrėkime, kaip savo dainą Dolce Gabbana atlieka Verka Serdiučka. Я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, я в плену обмана, но иду такая вся, Дольче Габбана, на-на-на. Kągi, Donalda, linkime tau sėkmės. Aš tikiu tavim. Palydime tave į muzikinės kaukės stebuklingąjį peroną, o patys pasitinkame charizmatiškąją Verką Serdiučką. А я иду такая вся, в Дольче Габбана, я иду такая вся, а в сердце рана, слезы душат, я в плену обмана. Иду такая вся, Дольче Габбана. Ну, просыпаемся. Где ваши ручки в карманах? Подъем, народ, подъем. Мне уже 18, паспорт страшно смотреть. Он сказал, я красивее всех на планете. Почему ночью злой не смогла сказать нет? Дайте мне вина в ванну, дайте пачку сигарет. Почему были вместе? Ты мне объясни. У нее Киевстар, у меня UMC. Что такое любовь? Кто откроет секрет? Дайте мне вина в ванну, дайте ж пачку сигарет. А я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду такая вся, а в сердце раны, слезы душат, голос мой простужен. Я иду такая вся, он мне не нужен. Я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду такая вся, на сердце раны, слезы душат, я в плену обмана, но иду такая вся, в Дольче Габбана. Дантинг,
сирени букет. Может быть, я наивнее всех на планете, ведь любовь всегда да, так не хочется нет. Дайте мне вина, ванну, дайте пачку сигарет. Не звоните, не пишите 1000 лет. Он сидит в одноклассниках целыми днями. Вы будете кофе? Что? Конечно же нет. Дайте мне вина, ванну, дайте пачку сигарет. А я иду такая вся в Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат, голос мой простужен. Я иду такая вся, он мне не нужен. Я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Я в плену обмана, но иду такая вся, Дольче Габбана. Хлоп, хлоп! По чуть-чуть, Леня Рамштайн. Давай, играй. И все вместе. А я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат, голос мой простужен. Я иду такая вся, я иду такая вся, а я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат, голос мой простужен. Я иду такая вся, он мне не нужен. Я иду такая вся, а я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Я в плену обмана, но иду такая вся, в Дольче Габбана. Спасибо! O tu pabandyk. Nu, aš gerąją prasme. Kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. А я иду такая вся, в Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат, голос мой простужен. Я иду такая вся, он мне не нужен. Ой, молодцы! Молодцы! Vera Serdiučka, jūs kaip visuomet nuostabi. O ar jūsų pasirodymas buvo lygiai toks pat nuostabus, kaip ir jūs? Ой, задохнулась. Tuoj paklausime komisijos. Arūnai. Na, iš tiesų, šiandien laida tokia, bent jau šis etapas keistokas, nes prieš tai mes vertinom vyrą, kuris vaidino vyrą, kuris vaidina moterį. Dabar mes vertinam moterį, kuri vertina vyrą, kuris vaidina moterį irgi. Tai taip pat nežinai kur, bet muzikinė kaukė ir yra persirengėlių šou. Rengėsi ne tik kostiumą, ne tik judesius, bet bando užsitemti to žmogaus, kuris scenoje odą, balsą. Puikiai, puikiai. Dolce Gabbana. Aleksandrai. Na kągi, noriu pasveikinti Donaldą. Padainuota viskas buvo teisingai, labai smagiai, nuotaika labai gera, linksma. Ir plus dar Donalda parodė visiems Lietuvos moderniems vyrams, kaip reikia vaikščioti ir dainuoti su aukštakulniais. Taip, tai buvo atlikta labai laisvai ir labai profesionaliai. Atrodo, kad Donalda visą gyvenimą su aukštakulniais vaikšto. Šiaip tai puikus tikrai pasirodymas, labai smagus. Labai ačiū, Donalda. O Violeta. Žiūrėdama į tave supratau, žinai, kad Donalda, tu negali pasenti. Tu ir jeigu būtum vyresnė ir senesnė ir stambesnė, nu vis tiek, nu. Тогда сидела бы в комиссии. Да, вот именно. А dabar, va, reiškia. Ai, tokia vsia. O dabar šiek tiek trūksta, nu, tų visų iškilumų, trūksta svorio. O šiaip tai iš tikrųjų buvo smagu. Kristina. Na, žinoma, taip atstraksėti ir atidainuoti tokią netrumpą dainą, tai tikrai žino tie, kurie tą yra bent jau bandę daryti. Bent jau atstraksėję. Taip, atstraksėję ir atidainavę ir kad iš tikrųjų tavo energetika tau padėjo ištempti ir tu labai mažai palyginus uždusai ir nepraradai balso tembro, kurį pagavai ganėtinai, tikrai ganėtinai tikslų.
Ir ačiū tau už gerą nuotaiką. Ačiū komisijai, ačiū komisijai. Nagi, palydėkime Verką, tegul jie atsisėda ir pailsi. O dabar atėjo metas pasitikti trečiąją muzikinės kaukės dalyvę. Kiekvieną ketvirtadienį Irena vis labiau stebina. O ir stebuklingasis mygtukas negailestingas, jis nepagaili tokių atlikėjų, kuriuos įkūnyti toli gražu nelengva. Irenos Starošaitės panašu laukia pats didžiausias iššūkis. Labas, Merūnai. Su tavim užmigti, su tavim nubusti, noriu būt šalia tavęs. Bandysim. Bus sunku balsą labai padaryti bus. Ar ne? Ja, Taip? Labai. Būtų lengviau kito dainą padaryti. Su tavim padarysim. Taip. Mes kartu padarysim. Labas vakaras, miela Irena. Noriu paklausti, kaip vertini tokį stebuklingojo mygtuko pokštą? Čia tikras pokštas. Jau galvojau, kad visos mano problemos su tais vyrais baigėsi jau su Kučinsku kartu. Kučinskas man labai patiko. Aš tikiuosi patiks ir Merūnas. Tikiuosi ir aš. Pasakykite, kaip ruošiatės įgyvendinti šį pokštą? Na ką, iš manęs Merūną nelabai padarysi vizualiai. Stengsiuos imti vidum. Jo nuostabę šypseną ir tembriškai, nors čia beveik neįmanoma. O dabar pasižiūrėkime trumpą Merūno dainos ištrauką, kurią netrukus teks atlikti Irenai. Irena, dabar tau per sekundę teks priaugti svorio ir atidaryti visas savo balso galimybes. Mes tave palydime į mūsų stebuklingąjį peroną, linkime sėkmės, o patys pasitinkame auksinį Lietuvos balsą Merūną. Laikas nelaukia, jaučiama plūk, kai žiemos keičia vasaros, būna, kad skauda, būna sunku, bet lemtis tai ne pasaka, šiandien tau padėkot galiu už dienas, bet tamsių spalvų ir žodžius, ir aistras, neramių kelių. Su tavim užmigti, su tavim nubusti, ryto sulaukt drauge visam žinybę, noriu būt šalia tavęs.
savo paslaptį, juoktis ir verkti, šaukti ir tylėti. Ir žinau, kad kartu esi. Merūnai, mielas Merūnai, koks tu pagražėjęs, koks sušvelnėjęs tavo balsas, bet vis tiek visų mylimas, gerbiamas ir laukiamas. Kaip sekasi operoje? Puikiai. Puikiai. Aš nerandu laiko čia atvažiuoti. Bet kadangi radote šiek tiek, aš norėčiau pasinaudoti progą ir paprašyti jūsų padainuot ką nors trumpą ištraukėlę iš dainos O saulė mano, kad visi įsitikintumėm, jog jūs dainuojat be fonogramos. O saulė mano. Bravo, bravo. Taip, muzikinėje kaukėje vietos pakaks įvairiausiems muzikos žanrams, pakaks jos ir komisijos vertinimams. Paklauskime komisijos. Arūnai, kaip jums pasirodė Merūnas? Merūnas man visuomet atrodė labai gerai ir tegul neįsižeidžia dabartiniai estrados grandai ir jaunieji dalyviai. Aš manau, kad jisai estradoje vienas iš perspektyviausių ir tegul neįsižeidžia ir operos visi tenorai. Aš manau, kad jisai turi didžiausias perspektyvas garsinti Lietuvą, dainuodamas savo balsu. Tuo, kuris pagerėjo visą Lietuvą ir dabar kaip tik jis bando užkariauti visą Europą, norėjom palinkėti kuo geriausios klotės. Šį balsą iš tiesų yra sunku pakartoti. Taip, Irena paėmė tokį savo santykį su publika, kaip Merūno, kaip dainuojančio gražiai ir viską darančių balsu jinai perteikė. Ir kas keisčiausia, mes su Kristina tiesiog persimesdavom žodžiu, vietomis net negali atskirti pagal balso skambančias stygas. Taip, labai sutapo. Bet kai kur išlysdavo ir Irena Starošaitė. Bet manau, kad Merūnas šį vakarą neturėtų pykti ant Irenos Starošaitės. Neblogai, tikrai. Kristina. Irutė, jau tau išbandymas šį kartą. Tikrai pasiūtusiai sunkus. Nu, kas jį ten gali pakartoti? Jo balsą aš kalbu, ar ne? Ir čia nieko nepadarysi, todėl kad pastatymas balso operinio. Bet kaip gerai, kad tavęs paprašė padainuot O saulė mano. Ir tai dabar, ką tu užtraukiai, tai ir buvo taip tikslu. Todėl, kad tu taip įkvėpiai, taip atidarėjai visą ten savo šitą akustinę arką. Kad jeigu tu šitai būtum visą tą dainą dainavusi, tu būtum padarius tai, ką tu, aš matau, galėjai padaryti. Bet visa laikysena, visas santykis į šitą muziką, kurią dainavai, tikrai buvo labai gražus ir tikras. Ačiū. Ačiū Kristinai. Violeta.
Tai, kad tu numetė daug svorio, jau seniai visi pastebėjo. Bet ypač, kai dabar užsidėjai toks miniatūrinis vyriukas ir aš taip žiūrėjau ir vienas grožis stovi toks miniatūrinis, mažutis, gražus vyriukas, liūdnom akytėm. Irena, tau reikia keisti repertuarą. Šiurpas ėjo per nugarą. Klausant Merūno daugmaž dainos kokybę, balso pastatymą nagrinėjai, graži daina, o klausant tavęs, žinok, šiurpai ėjo. Aš tavim tikiu. Man tai buvo nerealu. Mažasis, gražusis Charlie Chaplinai. Aleksandrai. Irena, prie visų savo sugebėjimų, kaip dainininkė, kaip šokėja, dar labai tiksliai pasigavo Merūno manierą dainuot, Merūno pasitikėjimą savimi scenoje. Jis žino, kad viskas bus atlikta gerai, kad viskas bus atlikta teisingai, kad jo balsas niekur nenuslys ir Irena labai puikiai tą dalyką pasigavo. Tik tai vienas dalykas kliuvo man, bet čia ne dėl vokalo, ne dėl pasirodymo, paprasčiausia dėl rūbų. Jeigu jau įkūnyt vyrišką vaidmenį, reikėtų kelnes kažkaip kitaip sugalvoti. O kas čia blogas? Labai kelnėse atsispindi moteriška prigimtis. Taip. O šiaip be priekaištų labai puikus pasirodymas. Labai. Ačiū. Ačiū, Irenai. Irena, eikit, prisėskit ant mūsų Baldų parko žvaigždžių sofutės. Žinot, sunku čia sėdėti taip dabar man. Nieko. Atsigulkit, prigulkit. Atsiremkit į Verą Serdiučką. Ačiū labai komisijai. Mielos moterys, jei galėtumėt pasvajoti, kad per dieną savo pirkiniams išleisite $60,000, ką įsigytumėte? Tikiu. Įsivaizduoti neįmanoma ir nelengva. O štai mega žvaigždžiai Madonai apie tai svajoti nereikia. Tai jos realybė. O ką reiškia būti Madonna, šį vakar įsitikins Liepa. Nežodžiu, pasimsi šitą tiulį, jeigu iš toksai bus ten tas... Bus. Va šitą va? Va. Aišku daryti. Bet aš galvoju, vėl supranti, kažkaip sakys, kad aš kažkaip tai nežinau. O kodėl? Nu, taigi Madonna tokia ir buvo. Jinai tokia ir buvo. Jaunystė ypatingai. Dabar jinai tokia ir bet aš ne Madonna. Aš šventuolė Liepa. When you love me and you hold me Gerai. Gerai. Labas, Liepa. Ogi sveiki gyvi. Kas sunkiausia, norint tapti tokią mega žvaigždę? Nežinau, viskas, man atrodo, ten bus labai sunku, nes tą pasirodymą, pagal kurį aš darau, tai yra jis toks labai, nežinau, iššaukiantis ir šioks toks visoks ir man taip jau labai smarkiai reikia lipti per save, norint įkūnyti mūsų pop scenos divą, Madoną šio pasaulio muzikinio, tai bet tas ir turbūt sunkiausia bus nepabijoti ir parodyti tą, ką jinai parodė per apdovanojimus, kuriuose jinai atliko šitą dainą. Šiandien tu vilkėsi vestuvinę suknelę. O ar pati svajoji apie savo vestuvinę suknelę? Ne. Nežinau, dar kažkaip... Neturiu laiko dar galvoti ir galvoju, dar jauna, dar po 10 metų, tik tada pagalvosiu. O dabar pasižiūrėkime trumpą Madonos dainos ištrauką. Ką aš mačiau repeticijose, manau, tai turėtų priblokšti visą Lietuvos publiką. Aš tikiuosi, kad taip ir nutiks. Kągi, lydime tave į mūsų stebuklingą į peroną, o patys pasitinkame nenusakomą, tiesiog stulbinančią Madoną.
strong, and you make me fall. All your love turn out, all your love turn out. What was getting cold, like a virgin. Hey, touch for the very first time, like a virgin. When your heart beats next to mine. Oh, 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 oh. You're so fine, and you make me strong till the end in time. What you look for now, and you turn out. What was getting cold, like a virgin. Hey, touch for the very first time, like a virgin. When your heart beats next to mine, like a virgin. Oh, oh, like a virgin. Feels so good inside when you hold me and your heart beats. Ah, ah, ooh, ooh, oh. O tu pabandyk. Nu, aš gerąją prasme. Kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Like a virgin, ooh, touch for the very first time, like a virgin. When your heart beats next to mine. Madonna, kuriai po kojomis puola visas pasaulis. Puola visas pasaulis. Ne tik po kojomis, bet ir tarp kojų, ko gero. Nes ji tokia. Ką? Ji tokia. Ką galima pasakyti? Neimkit šito. Aš paduosiu. Aš įsidėsiu. Aš pabūsiu. Madonna. Ką? Jūs atliko tokią puikią dainą. Ja, aš jaučiau, jūs iš tikrųjų virgin. Taip, ką apie tai mano komisija? Ne apie tai, kad ji virgin, bet apie jos atlikimą. Arūnai. Kažkaip... Na ką galiu pasakyti Liepai Madonai? Norit gerų vertinimų, nesu tais vartaliojatės po sceną. Bet komisija irgi neliko be nieko. Aš va dabar turiu tokią daiktuką, kur, na, kaip ir bufetavą galiu pasidaryti. Va. Štai, žiūrėkit mūsų... O, karatė. Panašu į vestuves. Jaunikį su jaunaja? Taip. Štai. Like a Stalo virgin. užsėdimas turbūt. Mes turime Taip. išsipirkti stalą. Kristina kaip Virginija dabar. Na gerai, tai... Šiaip gerai, nuo pat pradžios viskas gerai, net tie nesklandumai, kurie taip ir turėjo būti, atrodo, kad viskas vyksta pagal tai, kaip sugalvota. O jeigu ne, tai reikia tai bent jau parodyti. Ir tas batas nukrito, bet šiandien toks vaizdas, kad visi nori vaidinti tai, kuo nori būti. Kažkas vyru, kažkas moterim, kažkas vyru, kuris vaidina moterį, kažkas nori būti nekalta. Liepa, tau šį vakarą pasisekė. Tu mano akise nekalta, bet labai gera. Kristina. Liepa, ką aš ir noriu tau pasakyti. Tu man per šitą projektą esi atradimas, garbė žodis. Aš tavęs tokiuose variantuose neįgalėjau įsivaizduoti, nei sapnavau. Šiandien, kai tu pradėjai, man kaip gyvatėjai, iš karto pasišiaušė visą odą ir aš supratau, tai jau yra gerai, nuo pirmų natų jau yra gerai.
balsą išgirdau. Tikrai labai atitinkanti, nepaprastai. Kitas dalykas, kaip tu jau čia priartėjai ir tau nelaimė su bateliu atsitiko. Tu toj pat radai, kaip įsisukti. Fantastiškai, gražiai. Aš galvoju, arba stabdy dainą reikės, kažkas bus, pasimesi, nieko. Bet kaip tu praeitai pro šalį ir aš pažiūrėjau į tavo akis ir tu kažkur išskridusi. Tu išskridusi, tu buvai tikrai tame personaže. Tai išdavė tavo akis, viskas tavo... Aš labai tikslu, nepaprastai tikslu. Nepaprastai geras, gražus, tikslus atlikimas. Ačiū tau labai. Violeta. Aš galvoju, kad po purvinio tu nebesugebėsi nieko nustebinti, bet iš tikrųjų tu mane nustebinai. Ir vat, kuo aš iš tikrųjų žaviuosi, būna, kad, sakysim, kokia nors atlikėjas traksi ir nieko nedaro, o tai yra vulgaru. Tu čia varteisi, supranti, tu darai tokius vaikruntasius, kad aš galvoju, kad iš tikrųjų reikėtų arba S, arba N14 dėti, bet į tave žiūrint nebuvo vulgaru. Lygiai taip pat dėl aktorinių prisitaikymų buvo tikrai žavu. Įsisukai, įsivartai, vienu momentu pasimovė ant balso, nes tau pačiai buvo juokinga nuo situacijos, bet tai, žinau, tik pridavė gyvumo ir žavumo. Tai, kad tu darai, iš tikrųjų, aš žinau, kad tu būsima medikė ir aš galvoju su savo numeriu, tu, ta prasme, pacientų vyriškų jau turi, kokį 60-70 daugiau nei šiaip jau turėtų. Taigi, šaunuolė, žaviuosi tavim nerealiai. Tikiuosi tavo puikų pabaigoje pasivartymą nesugadino prisijungęs vulgaris Sakalauskis. Liepa, kad Sakalauskas tikrai žinotų, kad vertėsi būk yra, užmauk jam keliaraištį. Štai taip žieduojami paukščiai. Sakalai, pakelkit koją. Kojytę, prašom. Ach, tai kojytė. Gerai, o tuo tarpu, kol mane žieduos, Aleksandrai, jūs pasakykit ką? Labai geras, įtikinantis pasirodymas. Liepa pasirodė iš tikrųjų, kaip tikra Madona. Patiko šitas surepetuotas variantas su Arūnu Valinsku su jūsų bateliu. Jūs supratot. Aš žinau, kiek jūs laiko sugaišote repetuodami. Taip, 3 dienas, 3 naktis. Taip. Su to kueraiščiu irgi su manim čia buvo gerai sugalvota, aišku, mes irgi repetavom. Bet tai viskas į bendrą kontekstą sueina taip, kad viskas buvo labai sklandžiai, labai puikiai ir labai gražiai pasiruošta. Kas svarbiausia, kad vokalas beveik atitinka Madoną, išvaizda taip pat, tas tarpelis tarp dantų, taip. Viskas labai yra teisingai, puikus pasirodymas, ačiū. Ačiū komisijai, ačiū Madonai, prašau užimkite vietą ant garbingos mūsų žvaigždžių sofutės, kurią suteikė mums Baldų parkas. O mes pasirenkime sutikti Lietuvos garsenybę, kuri šį vakarą taps Lietuvos garsenybė, kita Lietuvos garsenybė. Jie abu tikrai žino ir šlovės, ir populiarumo kainą, ir juos abu nebejotinai žino ir jaunas, ir senas. Šiandien Viktoras tampa kultiniu Lietuvos estrados ir romanso atlikėjų Gyčiu Paškevičiumi. Į tavo pradžią ir tavo pabaiga. Gerai, tai žodžiai dar žodžiai. Žodžiai, be abejo. Jie ateis. Ateis jie ir tas tembrą dar išgauti šitą tokį biškį džergžinti tembrą. Nors pas mane užtenka to smėlio ir džeržgėjimo, bet biškį kitoks yra. Labas vakaras, Viktorai. Sveiki. Gyčio Paškevičiaus muzikinis kelias prasidėjo dar vaikystėje. O nuo kada prasidėjo jūsiškis? Galima sakyti, irgi vaikystėje. Palangoje muzikos mokykla, choras, Palangos choras. Ir aš, pirmas mano toks, kaip sakant, didžiulis renginys choro sudėtyje. Tai 1960 metų dainų šventė.
Ir aš su Palangos choru dalyvavau jungtiniam Vingio parke, jungtiniam iš visos Lietuvos, jungtiniam vaikų chorų ansamblį, galim pasakyti, čia super choras. Ir teko dainuoti pačias žinomiausias anų laikų choro repertuaro dainas. Tai vat tokia patirtis. Viktorai, ruošiantis persikūnyti į Gytį Paškevičių, jums teko, žinau, atsisakyti vieno kasdienio įpročio. Taip. Teko pamiršti, trumpam pamiršti, teko ir skutimosi priemonės. Na, sakysim, pas mane gal ne tokia tvarkinga nebus ta savaitinė barzdelė, kaip pas Gytį. Pas jį tokia, kaip sakant, gal gražiau jinai formuojasi, bet, ką nepadarysi dėl įvaizdžio, ar ne? O dabar pasižiūrėkime, kaip dainą Mano kraštas atlieka Gytis Paškevičius. Šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pilis. Į klevais raudonais rudenį liepsnoja, į atvėrus kiekvienam plačiai duris. Viktorai, tikiuosi, kad barzdelė atneš jums sėkmę. Tikiuosi. Aš savo ruoštų taipogi linkiu jums sėkmės, palydime jūs į mūsų stebuklingąjį peroną, o patys pasitikime slapčiausias širdies stygas virpinantį Gytį Paškevičių. Šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pilis. Į klevais raudonais rudenį liepsnoja, į atvėrus kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu jie visos negandos aplenkia. Mano žemė man vieninteliai namai. Vien tik jie yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską daukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Jei tavęs nėra, į ką man atsiremti, kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti, kaip išsaugo tavo vardą vaikuose. Nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Tavo skausmą niekada aš nepamiršiu, bet žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės. Kada nors ir pats į medį aš pavirsiu. Mano žemė, mane namo pakvies. Vien tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji,
Labas vakaras, Gyti. Labas vakaras. Senokai matytas ir senokai girdėtas televizija, tačiau visiškai nepasikeitęs. Ir iš to sprendžiant, mūsų komisijos damų širdis įsilydė kaip sūris ant sumuštinių mikrobanginėje krosnelėje. Tai pasakyčiau aš, bet tu tikriausiai pasakytum kaip pavasarėjantis sniegas. Paklauskime, ką mano komisija apie jūsų pasirodymą. Kristina. Nepaprastai gražus pats numeris. Ir labai, labai, labai tikslus atlikimas. Vietom išgirdau absoliučiai būtent jam būdingai skambančias natas išgirdau iš Viktoro. Tai kas gali būti geriau? Energija jo, dainavimo sukauptumas man pasirodė labai tikslu. Tikrai labai ačiū. Violeta. Paškevičius, kiek aš atsimenu, turi labai įdomią tokią žvilgsnio trajektoriją. Dangų žemė, kaip yra. Faktiškai tai, kas priešai, žiūrovai yra nupirkti, va tas ir buvo. Nebuvo tarpinio, ten, čia, esminiai taškai. O ta prasme, atsiprašau, kad pertraukiau, dangų žemė, ta prasme, parteris balkonas? Nu, tavo prasme taip, žinau, iš tikrųjų. Man buvo labai gražu, todėl, kad ką ir Kristina sakė, aš patikėjau, kad tas žmogus įėjo ten, giliai į kitą žmogų ir tas pajutimas. Negaliu sakyti apie visus balsinius dalykus, nes aš nesuprantu. Man iš tikrųjų buvo labai gražu, bet aš girdėjau balsas, tai man, tai ką aš myliau, senai, Malinausko balsą. Net Paškevičius užgoš negali. Aleksandrai. Labai yra sudėtinga, kad kada viena didį asmenybė turi perfrazuoti kitą didžią asmenybę. Taip, ir kartais šitoj dainoj Malinausko asmenybė permušė Paškevičiaus asmenybę. Bet tai nieko baisaus dėl to, kad tai yra abudu labai saviti, labai dainininkai, tokie, kurios galima išskirti iš karto iš visų kitų. O tai jeigu daleiskim Viktoro dainą išgirstu ar per radiją ir įrašę dar kažkur, iš pirmų taktų išgirdęs balsą galiu pasakyti, kad čia ir dainuoja Viktoras. Su Gyčiu irgi yra lygiai tas pats. Ir tai yra, man atrodo, kad labai normalu, o pats perteikimas, pati ta galybė, stiprybė, perteikimas šitos dainos, mane sužavėjo. Tikrai puiku. Ačiū. Ačiū, Aleksandrai. Arūnai. Tikrai galiu pasveikinti Viktorą ir Gytį Paškevičių. Aš stebėdamas šį pasirodymą noriu tik tais padėkoti mūsų visai grimo ir šukuosenų brigadai, nes ir Viktorui, nes būtent šie trys elementai, kai Viktoras pakeldavo smakrą, kaip daro Gytis, ir kartais net taip virpindamas balsą, tai buvo vienas iš šono žvelgiant viens prie vieno. Viktorai, žinau, kad man taip neapleidžia tokia idėja, kad galbūt kažkada su Gyčiu Paškevičium galit padaryti bendrą jungtinį projektą, jūs jo dainas, o jisai jūsų. Tikrai žiūrovų, ypač moterų dėmesio, sulauktumėt abudu. Labai geras pasirodymas. Puiku, sveikinu ir Viktorą, ir Gytį Paškevičių. Arūnai, vieną dalykėlę norėjau paklausyti. Projektas, kurį sugalvoja, tai yra labai puikus, bet kas išsimokėjęs už tokį projektą? Tai mes turim žmonių, kurie remia Žalgirį, parems ir Paškevičių su Malinausku. Nebent. Ačiū komisijai, ačiū Gyti, sėkmės tau ruošiantis turui po Lietuvą. Soliariui kūrybinio įkvėpimo teko semtis ne bet kur, o pačioje žvaigždžių Mekoje. Holivudas Soliaris jau pažįsta ko gero nemažiau nei pasaulinė žvaigždė Rihanna. Tačiau šiandien naudingiau būtų pažinoti būtent ją. Šiandien Soliario laukia maksimalių išbandymų metas. Jo, man iš tikrųjų čia iššūkis. Iššūkis geras. Sakyčiau visai toksai. Reikės persikūninti mergaitę. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be a friend, took it up, I'm sticking it to the end. Tam. Ir žinai, išraiškinga viskas, žinai, panas, kaip kai daro vyrams, žinai, gundimus ir ten. Nes ta prasme, kad išraiškingai daro tam, kad vyras atkreiptų dėmesį. Tai šitoje vietoje turėsi lygiai taip pat pavaryti išraiškingai. Supratau.
Labas, Soliari. Kaip pats vertini tokią stebuklingojo mygtuko dovaną? Niekad gyvenime nevaikščiau ant kablukų. Pažiūrėk mane. Čia bus gal mažiukas namie kažkada. Bet čia bus pirmas kartas ir plus dar vienas dalykas, kaip į mane žiūrės draugai ir artimieji. Kaip Rihanna? Ko tu pergyveni? Jau mane vadino Radžiu 2 savaitės, tai dabar naują pravardę turės. Rihanna nepriekaištingai juda. O kaip tu pats vertini savo sugebėjimus šokti? Ji juda labai moteriškai iš tikrųjų. Aš nežinau, jeigu lyginant, ta prasme, ar aš moku moteriškai judėti, ne. Šiaip iš tikrųjų labai didelis iššūkis ir žiauriai sunku. O dabar pažiūrėkime, kaip scenoje dainuoja ir juda pati garsioji Rihanna. Iki šiol, Soliari, tu niekaip negalėjai atsiginti nuo merginų dėmesio. Aš dabar tikiuosi, kad po šio pasirodymo tu negalėsi atsiginti nuo vyrų dėmesio. Kągi, linkiu tau sėkmės, palydime tave į mūsų muzikinės kaukės stebuklingai į peroną, o patys pasitinkame garsiąją Rihanną. Prasme, kodėl vienai tiek daug, o kitos turi sėdėti komisijoje? Kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnio. Kągi, linkiu tau sėkmės, palydime tave į mūsų muzikinės kaukės stebuklingai į peroną, o patys pasitinkame garsiąją Rihanną. Yeah. You have my eye, and there'll be a world to buy. Maybe in a magazine, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can see shiny cars, and when you need me there, with you I always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend.
Karšta kaip ugnis, jos plaka širdys, jos nieks nesulaikys. Kokia moteris. Kaip jaučiatės, labas, kaip jaučiatės Lietuvos scenoje? Labai gerai. Labai gerai. Balsas užkimo. Balsas, čia Lietuva, čia toks klimatas. Aš žiūriu į jūs ir galvoju, jeigu Riana iš tikrųjų tokia yra ir jeigu aš būčiau jos bachūras, man iš tikrųjų irgi nieštėtų rankos. O tu pabandyk. Nu, aš gerąją prasme. Paklausykime komisijos, ką ji mano apie Rianos pasirodymą. Aš tik noriu pasakyti, kaip kad jeigu tau nekliūtų tavo kojos ir galūnės, kurios dabar įkištos į tuos visus judėjimas, tu daryt visą tą beveik elegantišką. O tėvai žino, kaip tu šiandien atrodai? Ne, viską jie supratau, žinos. Aš tik tai galvoju apie tai, kad jeigu tu būtum moteris, tu būtum visų vyrų svajonė ir tai, ką tu šiandien darė, tai buvo labai seksualu, bet tuo metu nuo to sekso ima juokas. Ne. Nu, tai viskas. Tai gerai ar blogai? Man patiko. Kristina. Ačiū. Tiesiog, nežinau, aš čia gražiai pasakysiu, bet žiūrėjau ir tikrai matau visų vyrų svajonę. Tokia gundanti kumelė. Bet iš kur tu vyriški taip žinojai tuos, kaip pasakyti, čia ne šokio judesiai, čia yra tie tokie erotiški, gundina ir tokie tik tiek, kiek reikia ir laiku sulaikyti, laiku pateikti. Kad nenugriūti. Aš galvoju, kad labai tobulą. Ojei, kaip gerai. Ojei, kaip Aš gerai. turėjau klasiokę, kuri buvo panašiai į vyrą, bet jį galvoja, kad jį yra labai moteriška ir taip vaikščiojo, tai aš prisiminiau ją, man vis laik vaizdas buvo. Jos akise ir kalbėdavo panašiai. Tu buvai Amazonė, kurios nori visi vyrai, bet bijo. Amazonė tai yra nuo žodžio amazing. Ne amazing, o ta, kur nusipjauna, kad galėtų šaudyti. Tau nereiks šaudyti, nieko nesipjauk. Aleksandrai. Nu, visą laiką man patinka, kada yra truputėlis jodo latekso, tos knievitos piršnės, truputėlis sadomazo, labai gerai viskas atlikta, tikrai gražiai. Aš jau dabar įsivaizduoju, koks būtų puikus duetas su Freddie Mercury jūsų. Tokios dvi merginos, fantastiškos, kaip gražiai viskas atrodytų. Šaunuolis, linkiu tau visokiojo pasiekmės, ačiū. Dėkui. Ačiū, Arūnai. Čia ir Violeta, ir Kristina šią Alpėje, kad čia visų vyrų svajonių moteris, tokia, aš vieną tokią pažįstu. Taip. Ir iš tiesų, Kristina teisi, na, galbūt su lygindama su kai kuriais gyvūnais, gal čia per daug labai gražiai skamba, bet žinokit, šiaip jau su tokiom moterimis kiekvienas vyras gali pasijusti eržilu. Soliarė, nežinau, kažkas gali nemėgti Rianos, kažkas galbūt gali sakyti netiksliai, bet Soliarė su jumis kiekvienas vyras norėtų pasibūti eržilu. Manęs tai nedžiugina, kodėl. Aš noriu išduoti savo slaptą ir labai svajonę. Aš visą laiką svajojau, kad moteris mane nešiotų ant rankų. Tuoj tavo svajonė išsipildys. Imkite ant rankų ir vėliumą įseksim. Nors aš svajojau ne apie tai, bet tik apie nešiojimą, bet nieko, vis tiek. Dėkoju, Riana, aš tik to pabūsiu. Vis tiek, galbūt kas nors pasikeis mano gyvenime, o gal ir ne. O mums atėjo metas pasitikti jau 7-ąjį šio vakaro dalyvį. Ramūnas Rudokas neslepia tai, kad burtą jam lėmė įkūnyti maestro Vytautą Kernagį ir didelė laimė ir beprotiška atsakomybė. Tad pažiūrėkime, kaip Ramūnui sekėsi šią savaitę ruoštis tikrai ypatingam pasirodymui. Nors kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi. Ir vis laikas lingavimai. Mes bėgs nebegrįš, bėkime džiaugtis
neprabėgs, nebegrįš jos. Kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Kaip sakant, platus žmogus. Good. Good. Aišku, viskas. Tiesiog, nebegrįš jo. Labas, Ramūnai. Labas, Arūnai. Žinau, kad su maestro Vytautu Kernagiu buvot neblogai pažįstami. Ko galima pasimokyti iš šios legendos? Iš maestro galima pasimokyti visko. Iš tikrųjų, jisai buvo tokia asmenybė kupina tiek gyvenimo džiaugsmo, tiek fantastiškų emocijų, tiek fantastiško profesionalumo ir visą tai jis sugebėdavo perleisti ir perteikti kitiems. Ir man didelė garbė, kad tam tikrų gyvenimo metu man teko daug su juo dirbti įvairiuose renginiuose, projektuose. Turiu fotografijas su juo, kur, tiesiog tai dabar jau taip emocionalu, kad net sunku kalbėti apie tai. Gerai. O dabar pasižiūrėkime trumpą maestro Vytauto Kernagio dainos ištrauką. Skubėkime džiaugtis, vaigi prabėgski, nebegrįžki jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnio. Ir dabar visi. Palydime Ramūną Rudoką į mūsų muzikinės kaukės stebuklingąjį peroną, linkime jam sėkmės, o patys pasitinkame maestro Vytautą Kernagį. Aukšto kranto upės mėlynos. Malonu pasvajoti ir išgerti. Atėję kolūkiečiai padainuos. Papasakos apie šių metų derlių. Apie brigadinės rangos metodą. Papasakos brigadininkas Rapolas. Ir apie naują bulvių veislę tokią, kuri nebijo Kolorado vabalo. Suplėšysim į gabalus tuos Kolorado vabalus ir bulvės vėl žydės. Ir mylimam kolūkyje pakėlę žemės ūkį mes dainuosim iš širdies. Kaip gražu miške vasaros laike, paslaptingai ilgučia. Kaip gražu miške vasaros laike, paslaptingai ilgučia. O dabar tikrai visi kartu, mano gimtinė, esi mėlynas Nemuno vingi. Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį. O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Atskubėkim gyventi.
nebegrįš jos. Tad skubėkime džiaugtis, tai prabėgs, nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Ačiū, ačiū labai, iki. Palaukit, maestro, ačiū Jums, maestro, už puikų pasirodymą, ačiū už dainą, tiksliau pasakius, ne už vieną dainą, o už visas iki skausmo pažįstamas dainas. Tikiuosi, jos iki skausmo pažįstamos ir mūsų komisijai. Arūnai. Jos negali nebūti nepažįstamos, negali būti pažįstamos, jos yra įaugusios. Nuo tada, kai mes pirmą kartą išgirdom. Ir aš žinau, kad šį vakarą gaus daugiausia balų. Ir tai nebus tik todėl, kad šį žmogų teko pažinti, su juo teko dirbti, bet tai buvo tikrai meistriškai padarytas darbas, kuriant kito didžio meistro atliktus darbus. Aš manau, kad Ramūnas šiandieną su jam įteikta muzikinės kaukės užduotim susidorojo iš visų čia esančių, tegul dovanoja visi, geriausiai. Ir jeigu iš tiesų, kaip sakoma, linkėdami sėkmės gyvenime ir po jo mes tikime, kad jis yra, tai Vytautas, matydamas šį vaizdelį, tikrai sako: jo, Ramūnai, šį vakarą tavo muzikinė kaukė kaip šventė. Ačiū, labai puiku. Ačiū už gerą žodį, Arūnai. Iš tikrųjų, su maestru Vytautu Kernagiu buvom asmeniškai pažįstami ilgą laiką ir netgi vesdavom kartu renginius ir aš būdavau juo ir jis būdavo labai patenkintas tuo. Mes draugavom, džiaugiamės gyvenimu, visą laiką būdavo labai faina ir aš manau, kad jis didžiuojasi ir džiaugiasi tuo, ką šiandien pamatė čia. Ačiū jam, ačiū Vytautui. Ačiū. Kristina. Kągi čia be pridursi, Ramūnai, gabus tu per velnę. Ir, buvo tokių suskambėjusių tikrų natų. Užsimerkiau ir Vytautą matau. Ir, ką čia apie pridursi. Ir elgėsi tu dabar, ir laikysena tavo. Nebereikalo tu aktorius, bet dar pasirodo ir labai geras dainininkas. Ačiū tau labai. Violeta. Kristina pasakė, kad jie užsimerkė ir mato, kad ne. O aš atsimerkus mačiau, kai buvo prietema ir tu leidaisi laiptais, tai buvo kažkoks kaip dėžavų. Aš pamačiau Kernagį beveik jaunystėj, pačiam apogėjui leidžiantis laiptais. Tai buvo Kernagis, perleistas per Rudoką ir jeigu aš būčiau Liepa, tai anot jos vieno atlikėjo žodžiais, aš te galiu pasakyti, ačiū ištarti didžiausią turiu tavo brangiems aš tėvelę. Ačiū. Ačiū, Violeta. Aleksandrai. Šiaip man gyvenime labai pasisekė, kadangi kai Vytautas kada įkūrė kabaretą Tarp girnų, man teko didelę garbė ten grot ir dainuot kartu su Vytautu, dėl to mes buvome labai tiesiog artimi. Kartu ir užsiėmėm kūrybą ir planavimu. Ir dabar, antiek panašus, antiek įtikino visą elgseną, visą dainavimo manierą. Aš džiaugiuosi to, ką matau. Ačiū tau labai, Ramūnai. Ačiū komisijai, ačiū maestro. Savo pasirodymo laukia paskutinioji muzikinės kaukės dalyvė Renata. Kartais likimas būna toks palankus, kad net sunku patikėti. Miuziklų ar operos repertuaras Renatai tikrai neblogai pažįstamas. O šįkart stebuklingasis mygtukas jai lėmė įkūnyti pačią Sarah Brightman. Pamoku ten, klapsi. Gal be muzikos lengviau bus? Ne, tai biški po pietų bus lengviau. Dabar pasidainuosim. Tai va, tai tiek. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot.
Labas vakaras, Renata. Aš pradžioje minėjau, kad Sarah Brightman tau tikriausiai nebus pats didžiausias iššūkis. Ar aš buvau teisus? Ne, tu buvai neteisus. Neapsakomai sunku dainuoti tokias natas, kaip jie dainuoja. Taip, galbūt aš ragavus tos klasikos, bet iš tikrųjų manau, kad tikrai net arti negaliu dainuoti kaip šita moteris. Ar tiesa, kad tau neteko mokytis operinio dainavimo? Na, gal kelias pamokas aš turėjusi. O iš kur tada tokie sugebėjimai? Dievas davė. Prieš daug metų tai buvo pasakyta iš lempos. Galima taip sakyti, kad vat aš dainuosiu operą. Kas ta opera? Iš kur aš žinau, kas ta opera? Paklausius operinio dainavimo, aš pradėjau parodijuoti, imituoti kažką tokio panašaus, bet tai buvo toli nuo to dainavimo. Ir tiesiog, bet taip ir prasidėjo mano tas klasikinis dainavimas. Renatos metamorfozės jau netrukus, tačiau prieš tai pasižiūrėkime Saros Brightman atliekamos dainos ištrauką. Linkiu tau visokiojopos sėkmės ir palydime tave į mūsų stebuklingąjį peroną, muzikinės kaukės stebuklingąjį peroną. Ir pasiruošėme sutikti dainininkę, kurios balsas užkariavo milijonų širdžių. Tai Sarah Brightman.
Audringos ovacijos Sarai Brightman. Nuostabus pasirodymas, tiesiog pritrenkiantis, norisi griūti ant žemės ir verkti. Paklauskime, ar to paties nori ir komisija. Kaip pasirodė komisijai? Arūnai. Iš tiesų puikiai. Na, galima sakyti, kad Renatai šiam pasirodymui labai palankiai krito burtai, bet jeigu, sakysim, sporte galima sakyti, kad varžovas buvo silpnesnis, ne velnio, taip negalima sakyti. Tu buvai stipresnis už tą vaidmenį, kurį tau iškėlė kritęs burtas. Renata, iš tiesų puiku. Ir bent jau pagal muzikinę kaukę, pagal muzikinę dalį muzikinės kaukės, aš manau, kad šiandieną tu esi viena tarp lyderių. Ačiū. Ačiū, Arūnai. Kristina. Kągi čia be pasakysi, dieviškai sudainavai nepaprastai gražiai ir tavo diapazonas nuo aukščiausių natų iki nesvarbu, ten buvo 2 momentėliai, akimirkos, tai nieko nekeičia. To tokio aktorinio, fizinio atlikimo čia nebuvo, bet vokalinis jisai buvo nuostabus. Ačiū tau labai. Ačiū. Violeta. Beklausant tavęs, Renata, man kaip klausiausi, džiaugiausi, maloninai širdį ir ausį, bet kažkodėl išlindo labai moteriškas ir lietuviškas toksai. Bet ir už ką? Grožis, ūgis, balsas, plaukai, normalus vyras. Nu, ta prasme, kodėl vienai tiek daug, o kitas turi sėdėti komisijoje? Buvo iš tikrųjų artimiausias žodis dabar dieviška. Aš įsivaizdavau, kad jeigu tu per pamaldas giedotum bažnyčiai, nei vienos miegančios nebūtų. Aš mačiau, kai va dabar, kai Arūnas kalbėjo, Kristina žiūrėjo šitaip į Renatą. Tai apie ką aš ir sakau? Aleksandrai. Puikus pasirodymas, labai įtikinamas. Man atrodo, kad Renatai netgi nereikia persikūdinti į Saros Brightman personažą, tiesiog tai yra natūraliai. Toks jausmas, kad Renata jau 10 metų dainuoja šitą dainą. Galbūt šiek tiek trumpiau, bet viskas tinka, atlikimo maniera, balsas, viskas labai įtikina, tai yra sakau, tobulas pasirodymas. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ačiū komisijai. O štai ir gėlės, aplodismentai. Sveikinam Renatą. Tikros žvaigždės, tikri gerbėjai. Tokiu gražiausius prisiminimus atnešančių kūrinių baigiame visus šio vakaro pasirodymus. Tikrai nepavydžiu komisijai. Juk artėja akimirka, kada juos visus teks vertinti. Kol komisija morališkai pasirengs atsakingam vertinimui, pasižiūrėkime, kokie meniniai ir moksliniai eksperimentai gimsta mūsų stiliaus ir grožio studijoje. Nu ką, laukia? Paroloninė kliūdinė. Norėjau tai tikrai sudėti. Čia bus labai vešlus gytis. Bet tu nevaikščiau įsiskiepus? Kad man nelabai išeina ant to kabliuko iš pirmo per gyvenimą. Pradėsim daryti nuotraukas didelės, fotkinam, akytės iškerpam ir viskas. Uždedam kaukę. Не танцуем без бутылки, да? Но просыпаемся. Regis, kompiuterinėms gražinimo programoms kyla reali grėsmė. Deja, miela komisija, programos, kuri pati už jų sugalvotų ir surašytų balus, dar nėra išrasta. Tad norit to ar nenorit, dabar teks pasakyti savo verdiktą. Tokios yra šou taisyklės. Arūnai. Dėkoju visiems šio vakaro atlikėjams už puikų šou, už gerą nuotaiką, už tokias įspūdingas muzikinės kaukės ir manau, kad komisija gal baigs atsiprašinėti, nes, tokia jau mūsų dalia. Todėl, neatsiprašydamas, tiesiog pasakysiu balus, kuriuos skiriau šio vakaro dalyviams. Irena Merūnas, 4 balai.
Solaris, Rihanna 5. Fredis Merkuris, Ruslanas 6 balai. Donalda, Verkas ir Diučka 7 balai. Viktoras Malinauskas, Gytis Paškevičius 8 balai. Liepa Madona 9 balai. Renata Sara Brightman 10 balų ir Ramūnas Vytautas Kernagis 12 balų. Ačiū. Ačiū Arūnai. Violeta. Ruslanas Merkuris 4, Donalda 5, Solaris 6, Viktoras 7, Irena 8, Liepa 9, Ramūnas 10, Renata 12. Ačiū. Ačiū Violetai. Aleksandrai. Arūnas liepė neatsiprašinėti nieko, bet aš vis tiek atsiprašau, jeigu... Gerai, 4 balai, Ruslanas. 5 balai, Donalda. 6 balai, Solaris. 7 balai, Liepa. 8 balai, Viktoras. 9 balai, Irena. 10 balų, Renata. Ir 12 balų, Ramūnas. Kristina, gerbiamoji. Ruslanai šiandieną 4, Irutei 5, Donaldai 6, Renatai 7, Solariui 8, Viktorui 9, Ramūnui 10 ir 12 Liepai. Ačiū komisijai. Dabar atėjo metas vertinti vieniems kitus. Ruslanai, kam tu skiri savo 5 balus? Šiaip norėčiau savo skirti 5 balus, bet kadangi niekas neleidžia, tai 5 balus skiriu Liepai. Donalda. Vienareikšmiškai Vytautui Kernagiui. Sveikinam Kernagį, ačiū Donalda. Irena. Aš savo balus atiduodu Sarai Brightman. Dėkojame Merūnui. Liepa. Aš savo balus atiduodu Ramūnui. Ačiū Liepa. Viktorai. Saračka, priimkit iš manęs 5 balus. Dėkojame Viktorui. Solaris. Aš savo balus atiduodu seksualiausiam vyrui Vytautui Kernagiui. Ačiū. Vytautas Kernagis. Tai man nieko nebeliko, kaip tik atiduoti savo balus seksualiausiai blondiniai. Solaris. Dėkojame Vytautui Ramūnui. Renata. Aš savo balus noriu atiduoti Vytautui Kernagiui. Ačiū. Kągi, atėjo metas skelbti nugalėtoją. Ir jo tapo Ramūnas Rudokas. Ramūnai, jūs dar vienu žingsniu priartėjote prie pagrindinio prizo 20 000 litų, kurį įsteigė popkreditas.lt, vienas populiariausių vartojimo kredito teikėjų Lietuvoje. Popkreditas finansavimo elitas. Ir šiandien, kaip vakaro nugalėtojai, jums atitenka specialus prizas. Eliza saldainiai pelnė Lietuvos metų gaminio 2012 aukso medalį. Tai 2 sluoksniai saldainiai, kuriuose švelnus pieniškas sluoksnis dera su romo, kavos ir airišku likeriu. O dabar visus dalyvius kviečiu į sceną. Atėjo metas įsiaiškinti, kokius siurprizus šį kartą paruošė mūsų nenuspėjamas stebuklingasis mygtukas. Ruslanai, pradėsime nuo tavęs. Ostapenka! Eugenijus Ostapenka, nudžiugai? Kur mano dviratukas? Dabar keisi siurblį į dviratuką. Mes tau gausim dviratuką kitą savaitę. Linkim sėkmės. Donalda, mygtukas tavęs laukia. Spustelėkite. Opa! Siuzi 4! Спасибочки вам! Irena, jūsų eilė. Anastasia! Klausykit, Irena, jum ir sekasi. Solari.
Spustel kablų. Saša Song. Kągi, sveikinu. Bent kablukų nereikės. Viktorai. Baltų kostiumų, baltą mygtuką. Ella Fitzgerald. Jūs pamatysim moterim. Sveikinu. Liepa. Aivaras Stepukonis. Ar gausite tokią beretę? Tikiuosi. Linkiu sėkmės. Renata. Klinglum. Tina Turner. Renata. Tina Turner, neblogai. Na, linkiu sėkmės, Ramūnai. Spustelk mygtuką. Bingo! Šaras Mačiulis. Sveikinu. Va štai tokie nauji išbandymai laukia muzikinės kaukės žvaigždžių. O jūs galite išsirinkti savo favoritą. Už jums labiausiai patikusią atlikėją balsuokite naujienų portale alfa.lt. Dalyviai už skanų maistą dėkoja poilsio centrui Vila Alicante. Tai tiesiog vieta jūsų šeimos šventėms ir susitikimams. Jau 6. muzikinės kaukės laida priartėjo prie pabaigos. Kitą savaitę pažadame ne mažiau intriguojantį ketvirtadienį. Juk tai šou, kuriame įmanoma ne tai, kas gali pasirodyti neįmanoma. Iki pasimatymo, o scena užleidžiama nebejotinam šio vakaro lyderiui. Dainuojam kartu. Ant aukšto kranto upės mėlynos. Malonu pasvajoti ir išgerti. Atėję kolūkiečiai padainuos. Papasakos apie šių metų derlių. Apie brigadinės rangos metodą. Papasakos brigadininkas Rapolas. Ir apie naują bulvių veislę tokią, kuri nebijo Kolorado vabalo. Suplėšysim į gabalus tos Kolorado vabalus ir bulvės vėl žydės. Ir mylimam kolūkyje pakėlę žemės ūkį mes dainuosim iš širdies. Kaip gražu miške, vasaros laike, paslaptingai ilgučia. Kaip gražu miške, vasaros laike, paslaptingai ilgučia. O dabar visi kartu. Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi. Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį. O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio. Su dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš jos. Tad skubėkime džiaugtis, tai prabėgs nebegrįš jos.
mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnio. Yeah. Ačiū. Iki.